Taip, pagal gimimo datą galim nustatyti labai daug dalykų apie žmogaus ne tiek charakterį, kiek apie prigimtį, apie jo būdą, nes charakteris yra kintamas dalykas, mes jį galim keisti. O vat prigimtis, jeigu žmogus turi aistringą prigimtį, daug ugnies, nelabai pakeisim mes ją į kitokią. Galima matyti ne tik žmogaus būdą, jo prigimtį, galima matyti, kokioj mokykloj gyvenimiškoj jam teks praleisti ilgą laiko dalį. Apie ką jis turės mokytis? Apie santykius, apie teisingumą, apie valdymą, o galbūt jisai pateks į grožio mokyklą. Kokius egzaminus jam teks laikyti, kur slepiasi jo baimės, kas jam svarbu gyvenime, kokie jo talentai. Ir aišku, daug dalykų galim sužinoti vien tik iš savo gimimo datos. Juk ji mums duota ne šiaip sau. Tai yra tam tikras kodas, kurį mes kiekvienas galim iššifruoti suprantama savo kalba. Ar gali žmogus pamatyti, ar jisai yra lyderis? Taip, jei žmogus turi lyderio pozicijas, pas jį gali būti 19 arkanas, tai yra prigimtinis lyderis ir aišku, pas visus yra žmonės gimusius 19 dieną. Lyderis gali būti žmogus turėdamas ir 7 arkaną, karietą arba vežimą. Tai žmogus, kuris nori būti pirmas ir į savo karietą gali įsisodinti ir kitus ir pavėžėti, darant verslą, darant karjerą. Žmogus, lyderis gali būti ir tas, kieno portrete yra 4 didysis arkanas, valdovas arba imperatorius. Nes toks žmogus nebijo prisimti atsakomybės, jisai nebijo būti vadovu. Lyderis dar gali būti ir žmogus, kuris turi savy daug jėgos. Jis natūraliai norės rūpintis kitais, globoti kitus ir tai yra 11 didysis arkanas - jėga. Todėl iš gimimo datos galim sužinoti tikrai tiek apie save, tiek apie kitą žmogų, labai daug informacijos. Svarbu, kad žmogus ateinantis į konsultaciją turėtų aiškę užklausą. Nes kiekvienas tarologas gali pasakoti labai ilgai ir jums neįdomius dalykus. Kada jūs turit konkretų klausimą, konkrečią užklausą, jūs tikrai išeisit su atsakymu.